ką, labas rytas, važiuojam šiandieną į primatavimą suknelės, suknelių, netgi 3 salonai laukia, 2 salonai Klaipėdoj, vestuvių mados namai ir Auksorė Wedding, ir paskui, jeigu orai leis, lėksim iki Šiaulių, nes pas mumis daug sniego, žada pūga, tai žiūrėsim, kaip seksis. Labai gaila, kad neleido dažytis, tai atrodo visą tokią nei temą, bet nu ką padarysim, ir matyt nenori, kad suknelės išsiteptų. Dabar yra rytas, pirmas primatavimas 11 valandą, tai lėksiu pirmam salone vestuvių mados namai leidžia filmuoti, tai biškį gal įamžinsiu matavimuose akimirkų, o kitam salone Auksorė Wedding neleidžia. Tai gaila, bet jie nepavyks įamžinti. Nu ką, tai susitiksim ten, jeigu pavyks, ką nors pafilmuosiu ir parodysiu, kad ir jūs galėtumėt įsijausti ir pamatyti, kaip tai atrodo. O, kaip sninga. Keliaujam per Pusnis. Opa. Tai iš karto atėjus į saloną labai paliko gerą įspūdį, kaip viskas patikta, sudėta, kaip tvarkinga, kiek čia erdvės yra ir kokia persirengimo kabina didelė, į kurią jie iš karto surenka norimas sukneles ir pakabina ir nereikia niekur vaikščioti ir lakstyti, tiesiog viena po kitos matuojasi. Taip pat yra pasirinkimas ir nuomai, ir pirkimui, ir aksesuarai, ir visa kita. Visi aksesuarai yra prie nuomos. Jeigu nuomojasi, tai gali pasiimti ir išsinuomoti be to pačio ir papuošalus kažkokius, tai ir antrą suknelę, tarkim, vakarui. Viskas įeina į tą kainą. Tai tas yra labai patogu. Aš nusprendžiau pirkti. Tai dabar vargstu, aišku, su suknelės pardavimu ir niekaip nepavyksta jos parduoti. Tai jeigu ką, mano suknelė yra parduodama. O taip tai labai džiaugiuosi ir dėl to, kad yra čionais ir meistrė, kuri daro auskariukus, papuošalus, rankų darbo, tai pirkau iš jos rankų darbo auskariukus, kurie be proto gražus. Ir taip pat čionais užsisakinėjau iš Vic Art knygą palinkėjimų, kuri taip pat yra nuostabi ir labai dėl to džiaugiuosi, dėl to pasirinkimo. Tai va, o mano auskariukai irgi taip pat yra parduodami, jeigu nori, tai buvo vilkėta dėvėti tik tais vieną kartelį. Nu ką, vieną saloną jau buvom, pasimatavom biškį, važiuojam dabar į kitą saloniuką, žiūrėsim, ką ten pamatysim, kol kas yra 3 favoritės, tai iš pirmojo salono, antram salone jau fotografuoti neleis ir pirmam šiaip nelabai leido, bet kelias leido įamžinti, tai tas pačiausias, tai žiūrėsim, kaip bus su tuo antru. Na ką, tai pasimatavau sukneles abiejose salonuose, kiek įmanoma buvo pafilmavau pirmame, kitam neleido. Šiame interpe buvome pakeliui į Šiaulius. Ten dar pasimatau nemažai suknelių. Salonas Šiauliuose vadinosi Viva la Fiesta. Ir tikrai šiaulietėms rekomenduoju apsilankyti tam salone, labai fainas, jaukus saloniukas, faina labai mergaitė, kuri patarinėjo, kuri padėjo, tai labai faini buvo, bet vis tiek grįžau į vestuvių mados namus ir man ten labiausiai patiko. Tai va. O vau, kokia šita įspūdinga. Nereali šita. O nerinys kokio gražaus. Nu jau. Tai prieš atvykdama į saloną prašiau konsultantės, kuri pirmą kartą aptarnavo mane, atsiųsti dar kažkokių tai pavyzdžių, ką jie turi salone, nes nujaučiau, kad ten yra ta suknelė. Tik tais dar jos nesimatavau. Ir va štai šią suknelę aš kaip pamačiau, dar iš pradžių sakiau, kad jinai yra man per graži, aš neverta jos dėvėti, bet paskatinta ir merginų, ir draugės užsidėjau tą suknelę ir realiai po 30 sekundžių apsiverkiau, nes tiesiog viskas pradėjo drebėti kūne ir toks jausmas neapsakomas užliejo, kad aš tikrai nemoku apsakyti.
tą turi pajausti kiekviena nuotaka. Visas kitos suknelės, kurias matavaus, tai galėčiau prilyginti matavimąsi sportinės aprangos eiti sportuoti sporto klubą. Kaip tiesiog gera treniruotė, be jo kažkokio tokio jausmo vis nebūdavo, vis kažko trūkdavo ir nežinodavau ko. O čia tiesiog užsidėjau, visas kūnas nutirpo ir jaučiausi neapsakomai, nežinau, kaip princesė karalienė kokia. Ir tuo momentu tikrai nesijaučiau, kad jinai manęs neverta, jinai labai gražiai atrodė ant manęs ir pajaučiausi tikrai įspūdingai ir nieko daugiau nereikėjo. Viskas buvo pridengta, kas norėjau, kad būtų pridengta. Buvo jinai tokios gražios, blizgios medžiagos, nėriniai, raštai. Realiai ir tokia, ir biški pustumo turi, davė pasijoje net. Ir, vienu žodžiu, ir korsetas, liemina, ir labai tokia ilgas šleifas, ir blizganti nuometa davė. Ta prasme, wow, visiška pasaka. Ir ta prasme, aš negalėčiau net įsivaizduoti kažkokios kitos geresnės ar gražesnės, nes po šito salono, po šito matavimuose dar ėjau į vieną saloną. Tai po šito salono, kai išsirinkau jau tą suknelę, kadangi buvau užsiregistravusi, tai galvoju vis tiek nueisiu, maža ką, kažkaip negražu atšaukinėti, tai ėjau dar į saloną pavadinimu Malonumas 55. Tai noriu tikrai priminti, kad aš Klaipėdoje visą suknelę žiūrėjau, išskyrus tą vieną Šiauliuose, nes mano vyras yra šiaulietis, tai vis tiek važiavome tą pusę. Tai va, ir vienu žodžiu, man tame salone buvo kažkokia traumuojanti patirtis, nes po tos euforijos ypatingai, kurią patyriau, kai tą suknelę radau, nuėjau tenai ta konsultantė, tikrai nepabijosiu pasakyti atsiliepimo, nes iš visų salonų, kiek buvau, visur buvo malonu, faina ir visa kita, tikrai apie kiekvieną saloną dar atskirai pabrėšiu, bet pats pirmas, kas man tiesiog ant liežuvo sėdi, tai tas Malonumas 55. Neprisimenu konsultantės vardo, bet jinai visiškai neatsižvelgė į mano norus, ką aš prašiau, kokios suknelės pavyzdžių noriu pamatyti ir pasimatuoti. Ir ta prasme, aš prašiau, kad man būtų su rankovėmis, kad dekoltė būtų pridengta, kad būtų šiek tiek pustesnė, kad būtų su nėriniais, vienu žodžiu. Ir jinai man pradėjo nešti visokias sukneles, net ne pagal mano dydį, ant petnešėlių, visiškai tokių siūliukų. Ir ta prasme, čia viską patvarkyti galim, čia galiu užsakyti, viską, kas nauja iš kolekcijos pradėjo nešti. Ir sakau, man netokių reikia, sakau, man su rankovėm aš noriu, ten vis tiek, ta prasme, kažkaip gėdėjausi savo ir tų rankų, ir dar kažką, ten, vienu žodžiu, tiesiog norėjau, kad užmaskuotų tai, kas man nepatinka manyje, kad tiesiog gražiai ir jaukiai jausčiausi toje suknelėje komfortabiliai. Ir jinai man nešė visiškai ne tai, kas man buvo aktualu ir ko aš prašiau. Ir galų gale man truko kantrybė, tai aš greitai apsirengiau, nuėjau, pati pradėjau knistis pro tas sukneles, kad pasižiūrėti, į kurią pusę, kas čia man galėtų tikti. Vienu žodžiu, tada išsirinkau tas sukneles, greitai bandžiau pasimatuoti. Tai labiausiai šokiravęs dalykas buvo tai, kad kai aš matavausi ten sukneles, jinai tiesiog nesibodėjo net paklausti manęs, ar man reikia jos pagalbos. Man pasilenkus, jinai pakišo savo rankas, man užgriebė už krūtinės, kad ją pakelti savo plikom rankom. Man ta prasme tai nėra priimtina. Aš nesu pratusi, kad prie mano kūno liestusi kažkokie svetimi žmonės ir jinai tiesiog mano nuogą krūtinę tiesiog užčiopė, pradėjo čiupinėti vieną kitą, staigiai ten pradėjo tvarkyti, čia stumti. Aš galvoju, ta prasme, wow, aš pati galiu pasitvarkyti, man nereikia tavo pagalbos. Ir jo, man tas labai šokiravo ir aš nežinau, kaip kitos nuotakos reaguoja, gal kažkam ir tai yra priimtina, bet man tai nebuvo priimtina ir labai nemaloniai pasijaučiau.
Tai aš nerekomenduoju šito salono, kur kiekvienam salone susimokėta 10 eurų iš tą matavimąsi ir net negaila, nes vis tiek yra faina patirtis. O čia buvo, man net gaila tų 10 eurų buvo, nes aš išėjau traumuota kažkokia. Ta prasme, ir mano draugė buvo irgi šokiruota to elgesio ir ant kiek neįsiklauso į žmogų. Nu tai vienu žodžiu, galėčiau čia šnekėti, bet jo, tenai eiti niekam nerekomenduoju. Jeigu atvirai, aišku, neleido nieko net nusifotografuoti, nei nusifilmuoti. Kitose salonuose gal neleido viešinti per daugiausiai, bet leido nors savo fotkę pasidaryti. Išskyrus Auksorė Wedding, tenais neleido nieko fotografuoti. Viskas gerai, tvarkoj. Tenais irgi gražios suknelės ir visa kita, bet kas užkliuvo, kad tenais turi ilgai laukti, pasislėpęs už to širmos, kol jinai suras kokią nors suknelę iš tos serijos, kas man galėtų patikti. Tai tas toksai laukimas toksai labiau gal ir kad neleido, kad buvo tokia kaip problema, kad ateitų daugiau žmonių su manimi tas matavimą žiūrėti, nes turėjo sesuo kur palikti savo vaikučių, tai pasiėmė savo dukrytės. Tai jau čia buvo problema, ačiū Dievui, šiaip netaip susitarėm ir leido pasižiūrėti, bet kaip pavyzdžiui, vestuvių mados namuose mes galėjom galėjau nors visą giminę atsivesti, nieko nebūtų sakę. Tai buvo tas smagi tokia akimirka, mes tikrai pasidžiaugiam ir leido ir pafilmuoti, ir pafotografuoti, kad galėčiau prisiminti, paskui pasižiūrėti. Vienu žodžiu, tas akimirkas ir jokių problemų, labai malonus aptarnavimas, tai 110% rekomenduoju tenais eiti ir mano sesuo su vyru tenais ir mano brolis irgi ir mano mama ėjo tenais išsirinkti irgi mūsų vestuvėms drabužius išsinuomuoti. Tai irgi viskas labai puikiai, labai visi gražiai atrodėm, tai tikrai didžiausios rekomendacijos ir nežinau, net nieko negalėčiau pasakyti. Ta prasme, suknelę pataisė, išsaugojo ilgį, nes aš vis tiek kadangi turėjau planuose, kad paskui parduot, tai nenorėjau nieko nukirpti, tai mes išsaugojom ilgį. Realiai bet kuris siuvėja galės tą ilgį atlenkti ir sugrąžinti į buvusią poziciją, bet kokiai kitai aukštesniai, tarkim, nuotakai, ar ne. Tai sakau, kas liečia, pavyzdžiui, kitą saloną dar buvau Laiminga nuotaka, tai ten irgi viskas gerai, fainiai, jaukiai, su sesė nuėjom, pasižiūrėjom, gražios suknelės, malonus aptarnavimas, viskas yra gerai, tiesiog neradau tos vienintelės. Viva la Fiesta irgi ten buvo gražių suknelių, bet irgi labai geras aptarnavimas, labai faina moteris ten, kuri viską aptarnauja. Bet tiesiog, sakau, nurungė, kai grįžau į vestuvių mados namus ir išsirinkau tą vienintelę. Tai va, tai tokios mano būtų apžvalgos. Ką rekomenduoju, pavyzdžiui, mano suknelę, kurią nusipirkau, tai jinai prisisega tas šleifas, tai nėra 3 metrų šleifas ir jisai prisisega. Bet, aišku, tai ganėtinai ilgą laiką užtrunka prisiseginėti, kai atsisėdi, truputėlį būna atsikabina nuo kabliukų tas šleifas ir reikia vėl jį prisegti. Aš realiai nepirkau jokios kitos suknelės, galvojau, su tokia nuostabia suknele būsiu visą dieną ir vakarą ir išnaudosiu kiekvieną akimirką, tačiau labai pasigailėjau ir ačiū Dievui, kad turėjau nusipirkus antrai dienai suknelę, tokia, kaip ten, toks kaip švarkas labiau tipo ir užsidėjau tą vis dėlto, nes buvo labai sunku šokti ir vis tas šleifas atsisegdavo ir be proto buvo karšta. Mes tuokėmės gegužės mėnesį gale ir tikrai buvo labai karšta tą dieną ir vienu žodžiu tikrai buvo sudėtingas tas suknelė tiesiog judėti. Tai rekomenduoju bet kokiu atveju antrą suknelę būtinai nusipirkti ir turėti vakare persirengti, nes buvo labai tikrai sudėtinga. Tai va, tai tokios mano apžvalgos, iš tikrųjų labai excited esu šitą video darydama ir labai malonu buvo prisiminti tas akimirkas ir visą kitą. Tikiuosi, jums irgi buvo smagu pamatyti
Ir jeigu laukiate savų vestuvių, linkiu jums tos suknelės, to jausmo, kad tai yra jūsų, tų laimės ašarų, to jauduliuko kūne ir linkiu jūs pačių gražiausių akimirkų ir kad jūsų vestuvės būtų kuo gražiausias ir kad jaustumėtės kaip karalienė. Ir niekada negalvokit, kad kažkokia suknelė gali būti jums per gera. Nes taip netiesa, visos suknelės yra skirtos mums ir mes galime dėvėti tai, ką mes norime ir mes esame, kaip sakant, tikrai vertos ir nebijokite. Tikrai nebijokite savo širdies klausyti to, ką jūs norite. Ir aišku, visokių tų nuomonių bus. Pavyzdžiui, mano šeima irgi kaip sėdėjo savo nuomonės turėjo ant tam tikrų suknelių. Aš turėjau savo nuomonę ant tam tikrų suknelių. Ir ant pabaigos aš iš tikrųjų kaip išsirinkau, kadangi buvau tik su viena draugė, tik jinai vienintelė ir buvo mačius tą suknelę ir daugiau niekam nerodžiau. Norėjau, kad visiems būtų staigmena, nes visi galvoja, kad aš tokia ekstravagantiška moteris ir būsiu su didelėm iškirptėm ten ir visa kita, ten kokia labai seksi šmeksi, bet iš tikrųjų visiškai ne to norėjusi savo dieną ir visiškai ne apie tai ir tikrai išsirinkau suknelę, kur visi buvo nustebę ir tikrai buvo maloniai nustebę ir labai, sakė, gražiai atrodžiau. Tai va, tai visada klausykit savo širdies balso, tai ką jūs norit, rinkitės pagal save ir aš norėjau padaryti wow efektą, aš wow efektą padariau. Tai va, tai to jums ir palikėsiu to wow efekto ir jausti savo dieną pačia gražiausia. Tai čia ir atsisveikinsiu šiandieną ir kas matuotis eis suknelių gero matavimosi, o kas jau pasimatavote, tikiuosi turėjote geras akimirkas ir nuostabią dieną.